aukštas senis balta oda. Kas pavasarį pienelio duoda? Taip, tai beržas. Lengviausiai atpažįstamas medis mokyklos kieme. Ypatinga jo kamieno žievė, juodos ir baltos spalvos, padeda šį medį atskirti iš kitų. Beržai vieni greičiausiai augančių medžių. Pasodintas mažas berželis jau po 6 metų gali siekti iki 7 metrų aukščio. Įprastai beržai gali užaugti net iki 25 metrų, o gyventi gali net iki 150 metų. Greitas medžių plitimas siejamas su dideliu subrandinamų sėklų skaičiumi ir intensyviu jaunų medelių augimu. Beržai brandos amžių pasiekia greičiau nei kiti medžiai, nors jų liemens skersmuo yra mažesnis. Be to beržai atsparūs šalčiams, šalnoms, vėjams. Jie taip pat nėra jautrus sausroms. Lietuvoje auga kelių rūšių beržai, o mūsų mokyklos kieme auga karpotasis beržas. Tokios rūšies beržo lapai yra rombo ar trikampės formos. Šakos pasvirusios, linksta žemyn. Beržo žiedai žirginėliai. Vaisius vienasėklis riešutėlis su 2 plėviškais sparneliais. Beržo mediena tvirta, vidutiniškai kieta, naudojama baldų gamybai. Iš šio medžių šakelių rišamos vantos ir šluotos. Apie beržų vaistinės savybes žino kiekvienas. Beržų sula tai plačiai paplitęs ir gerai žinomas produktas, pasižymintis organizmui naudingomis savybėmis. Suloje gausu vitaminų ir kitų sveikatai būtinų medžiagų. Sula iš beržų tekėti pradeda prasidėjus pavasariui, kai paros temperatūra pakyla iki 4–6 laipsnių. Tačiau ji ne vienintelis naudingas iš beržų gaunamas produktas. Beržai priskiriami vaistiniams augalams, nes vaistinių gydomųjų savybių turi ir beržų pumpurai. Jų antpilas naudojamas kaip kovos su ligomis priemonė. Pumpurų ir lapų arbata naudojama gydant bronchitą ir kitas kvėpavimo takų ligas. Įdomu yra tai, kad Sibire tremtiniai rašė laiškus ant beržo tošies. Šie laiškai buvo įtraukti į UNESCO registrą pasaulio atmintis. Jie yra žmonių išgyvenimų lageriuose ir tremtyje liudininkai. Tai štai koks nuostabus medis auga mūsų mokyklos kieme.